Sveiki. Pirmadienį Vilniaus meras Valdas Benkunskas buvo sukeitęs žurnalistus. Paskelbė apie tai, kad yra grąžinamas 30 minučių bilietas. Aš savo trumpą reakciją per tos shorts filmuką ten rašiau. 2 minučių, kokia buvo mano pirminė reakcija, iš tikrųjų buvo keista stebėti. Aš pats buvau tuo metu salėje, kai buvo sukviesti žurnalistai. Aš išgirdęs tą, kad meras Benkunskas sakė, kad išgirdom žmonių pageidavimus, pagrąžinom tą bilietą, aš galvoju, wow, kas čia tokius dalykus merui patarė ir gal iš tikrųjų netgi gražiai sužaista ir pelnys jisai populiarumo taškų kažkokiu, nežinau, nors praradęs, man atrodo, tai tą reitingą visiškai, bet jo tolimesni žodžiai, paskui atsakant į klausimus, kiek visgi kainuos tas bilietas, kaip viskas atrodys, tai supratau, kad nieko jis neišmoko, nei pas jį patarėjai yra tinkami, nei komunikacija tinkama ir jisai grybino kaip reikalas. Pasižiūrėkite žinių reportažą, paskui aš tada pakomentuosiu, ką aš galvoju apie tai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas skelbia įsiklausęs į vilniečių lūkesčius ir siūlo palikti 30 minučių galiojantį viešojo transporto bilietą. Nors prieš tai buvo nuspręsta palikti tik valandinį, kuris kainuotų brangiau €1,25. Iš pirmo žvilgsnio tai gera žinia keleiviams, bet pusvalandžio bilietą dabar sostinė brangina beveik dvigubai, nuo 65 centų iki €1. Opozicija ir dalis vilniečių šį sprendimą vadina pasityčiojimu. Esą miesto valdžia manipuliuoja formuluotėmis, bandydama pavaizduoti didelį pabrangimą kaip palankų sprendimą keleiviams. Norim pranešti, kad įsiklausėm vilniečių lūkesčius ir nuomonės ir iš tikrųjų nuo Liepos 1 dienos Vilniaus miesto viešojo transporto kainodara išliks tokia, kokia yra ir šiai dienai. Šitaip skambiai sostinės meras Benkunskas kalba apie jo žodžiais tariant didelį pokytį, kurio imsis po visų vilniečių protestų ir keiksmų dėl nuo Liepos brangsiančio viešojo transporto. Nedarykit gėdos, balsuokite tvariai! Metų pradžioje savivaldybei paskelbus, kad kels viešojo transporto bilietų kainas, vilniečiai protestuoti į gatves ėjo ne kartą. Protestavo tiek dėl dvigubai keliamų kainų, tiek dėl to, kad valdžia užsimojo naikinti 30 minučių bilietą. Benkunskas skelbia išmokęs pamokas ir esą supranta žmonių įpročių svarbą. Čia yra gera pamoka, kad iš tikrųjų įprotis, kurį žmonės susiformuoja naudodamasi viešąją paslaugą, jis turi būti keičiamas palaipsniui, jautriau, tai tą pamoką mes išmokom. Tad šiandienos Benkunsko žinia tuos, kas prašė palikti pusvalandžio bilietus, turėtų nudžiuginti. Bus grąžintas 30 minučių bilietas. Tik ima aiškėti, kad 30 minučių bilieto kaina nedaug skirsis nuo €1,25 kainuosiančio 60 minučių bilieto. Mat vienodai po 35 centus miesto valdžia pridės prie dabar galiojančių kainų 90 centų ir 65 centų. Tad 30 minučių bilietas dabar kainuojantis 65 centus brangsta daugiau nei 50%. Aš esu padavęs administracijai pavedimą surasti kainodaros principus tam, kad mes turėtume šitos 2 bilietus, bet lygiai taip pat nekeistume visų planų, kuriuos turėjom iki šiol ir paskelbę. Tai yra toliau tęsti viešo transporto atnaujinimą. Ar tuo, kad 30 minučių bilietai grįž, bet kainuos €1 patenkinti vilniečiai? Nesąmonė, nes anksčiau 30 minučių bilietai būdavo labai patogus, jie būdavo ganėtinai pigus, tai galėdavai kažkur nuvažiuoti ir dabar, kad jie panašios kainos, tai kad sumažinti žmonių nepasitenkinimą. Nepatenkinta. Mano amžius, kad aš nemokamai važinėjau. Logiška, kad per pusę, nes laikas per pusę mažesnis, nežinau. Jūs sakote, kad per pusę mažesnė kaina turi? Jo. Viskas kainuoja, tai nieko nėra už dyką. Neatrodo labai brangiai. Tai jeigu jau brangina tas paslaugas, tai gerai, tada darom, kad autobusai važinėtų naktim, autobusai važinėtų žymiai dažniau. Pokytį pasityčiojimu vadina opozicija. Aš tai vertinu kaip dar vieną pasityčiojimą. Ta kainų skirtumas tarp €1 ir €1,25 yra minimalus. To pabrangimo gyventojų sąskaita, tai panašu, kad mes ir toliau būsim prieš tą pabrangimą. Nuo Liepos už 12 mėnesių bilietą vilniečiai mokės beveik €100 brangiau. Vienos dienos bilieto kaina kils €1,03. Tai matėt viską, matėt, kaip žmonės reaguoja. Buvo iš vis labai keista stebėti žmonių reakciją ir Facebook tinkle, nes paprastai Valdas Benkunskas nėra kažkoks labai populiarus politikas, ten jo
Facebook postus nėra kažkokių didesnių reakcijų, bet čia, kai jie surašė tą gražų tekstuką, kad dėl to, kad žmonės prašo, mes gražinam tą 30 minučių bilietą, visus sveikinam su tuo, atsiprašom, pamokos išmoktos. Ir žmonės ten pradėjo rašyti iš tikrųjų, ačiū merė, ačiū Valdai Benkunskai, ačiū, kad pagaliau išgirdot, ačiū, kad dirbat žmonių labai. Toks iš tikrųjų, naikit, nepatingėkit, visai įdomiai skaitosi, kad jeigu po kiekvienų postų prieš tai būdavo taip nemažai keiksmų, tai čia tiesiog tokie pagirų salvės. Bet vėl atsirado tokių gudročių, kurie pradėjo klausinėti, klausti, kiek visgi tas bilietas kainuos ir kai išaiškėjo, kad euras už pusės valandos bilietuką, tai yra pabrangimas nuo 65 centų iki euro, ir tada prasidėjo kita lavina komentarų, aišku, tie laikai apie jų 1000 jie liko, bet užtat komentarai pasipylė visai priešingai, kad žmonės jaučiasi antrą kartą išdurti, pirmą kartą dėl to, kad jiems buvo panaikinta ir liepta mokėti už tai, ko jie nereikia, pavažiuojant kelias stoteles mokėti kaip už 60 minučių važiavimą. Antras dalykas dabar, kai yra tokia išdurkė, kad tipo gražino, bet kaina tai riebiai nuo 65 centų iki euro, tai patys paskaičiuokite, koks yra procentinis pabrangimas. Tai žmonės vėl nepatenkinti, žmonės vėl pyksta, man atrodo, pyksta pagristai, nes net jeigu ir prieš tai, pagal prieš tai priimtą tarybos sprendimą, kai buvo atsisakyta 30 minučių bilietų, tas pabrangimas vienkartinių bilietų ir mėnesinių, metinių, jis turėjo atnešti papildomai į savivaldybės biudžetą 15 milijonų eurų. Taip maždaug buvo atlikti skaičiavimai, kad dėl to pabrangimo turėtų tiek pabrangti. Ar jie skaičiavo padidės ar pamažės keleivių srautai, tai aš tokio dalyko nežinau. Bandėm prašyti tokių skaičių, bet mums nepateikė. Tai gali būti, kad net jie ir planuoja, kad sumažės kažkiek keleivių srautai, bet dėl to, kad pabrango, dėl to bendrai suneš apie, kaip minėjau, 15 milijonų eurų iš parduotų tų bilietų. Tai ką aš noriu pasakyti, tuo metu, kai čia bando erzinti žmonės ir surinkti papildomai 15 milijonų eurų, aš tik primenu, kokio dydžio projektai šiuo metu yra Vilniuje svarstomi ir kurie, man atrodo, visai nereikalingi. Tai aišku, tas kelionės Nerimi, ten projektas kainuos grubiai apie 20 milijonų eurų, vien dėl to, kad ten plaukėtų keli laiveliai, vežiotų po 30 žmonių ir nuo Valakampių iki centro per 30-40 minučių nukaktumėt, jeigu atgal prieš srovę, tai per valandą. Kainuos ten bilietas 3 eurus, tai aš nežinau, ar kas nors važiuos, bet užsimanė vaikas apie Valdą Benkunską čia ir paėmė ir daro tokį dalyką. Jeigu jie visgi pratems šitą liniją iki to, kad reikės gilinti Nerį, tai bus dar keliasdešimt milijonų eurų. Vis dar svarstoma aikštelė Antakalny, kad atiduot privatininkam statyti už 37 milijonus eurų 3 aukštų automobilių stovėjimo aikštelę. Įsivaizduojat, man atrodo paprastas pastatas, bet 3 aukštų pastatytų automobilių aikštelę, atiduotų dabar esančius aplink Antakalnio polikliniką tas aikšteles, viso valdys tas operatorius 1300 vietų, jie planuoja, pats operatorius planuoja, kad gaus apie 500 000 eurų dar kiekvienais metais iš tų rinkliavų. Ir miestas dar sutinka sumokėti 37 milijonus už tai, kad tokią schemutę dovanoja kažkam. Lygiai taip pat, aišku, stadiono tema, tai jau čia nuvalkėto ir visi jie žinote, iš tokių bombų, tai yra tiesiog, kad vakar, trečiadienį, ekonomikos komitetas savivaldybė jau patvirtino, kad Vilniaus miestas per ateinančius 5 metus skirs 2,7 milijardo eurų CO2 mažinimui. Ir įsipareigoja miestas iki 30 metų sumažinti CO2 išmetimus 80%. Elementari matematika sako, kad mes tuomet turėtume tiesiog atsisakyti bet kokio transporto, tiek viešojo, tiek automobiliukų, nebesišildyti, nes šildymo tos katilinės irgi prie CO2 išmetimų prisideda. Ir tuomet turbūt mes pasieksime. Kaip tas 2,7 milijardų bus paskirstyta? Atsakau, pakankamai paprastai. Didžiausios eilutės yra į nekilnojamo turto renovaciją. 600 milijonų eurų planuoja skirti
savivaldybė priklausančių pastatų renovacijai, virš 400 milijonų gyventojų namų renovacijai. Ar tai reikia daryti? Reikia. Klausimas už kieno pinigus, klausimas ar dabar, klausimas kas nedagaus tų pinigų, kokios sritis, nes 2,7 milijardo kad ir Vilniaus biudžetų tai yra tiesiog kosminiai pinigai. Aš manau, kad tai yra tiesiog mato, kad kadencija jau eina į antrą dalį, jau įvyko kadencijos, pusė kadencijos jau užbuvo Benkunskas ir tiesiog reikia palikti po savęs tokių dovanėlių savo draugams, šiuo atveju tai būtų dovanėlė nekilnojamo turto vystytojams, įsivaizduojat 600 milijonų ir tiesiog savivaldybė yra kaip užsakovas ir savo priklausančius pastatus jie renovuoja. Kokiam kainom, kaip, čia neįdomu, bet tuo metu, kai stringa daugiabučių statybos ir tų būtų pardavimai, bet paimti ir duoti 600 milijonų eurų tam, kad kažkas nuolat turėtų darbo, dar už gerom kainom ir gerom maržom, tai prašau, čia yra Valdo Benkunsko dovanėlės. Tai grįžtant prie tų 30 minučių bilietų, ar reikėjo juos naikinti arba įvesti pabrangiusius, dėl to, kad surinkti 15 milijonų tuo metu, kai tu ruošiesi ištaškyti 2,7 milijardo, aš manau, kad nereikėjo. Tai kol kas tiek. Šiandien primenu, kad dar galite skirti iki gegužės 2,06 procentų paramą partijoms, tai aš agituoju skirti paramą partijai Lietuva visų, kurios pirmininkas aš esu. Tai niekaip nesikerta su tuo 1,2 procentais, kuriuos jūs galbūt jau įpratote skirti kokiam nors VŠI. Tai irgi labai gražus dalykas, tai skirkite ir VŠI 1,2 ir 0,6 partijai Lietuva visų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.